Sveiki visi, pavasaris atėjo, šiluma atsirado, sniegas tirpsta, kaip ir gerai, tai galėsim pakeisti savo aprangą ir pradėti toliau darbus. Tad žiūrėkit mane, sekit mane, laikinkit, komentuokit, bendraukit ir kuriam toliau turinį. Kažkaip tikėjausi, kad po naujų metų pabrangs stipriai, bet gera dar kaina yra, praeitmetinė. Tai visai gerai apalapkėlėm bus pasidaryti. Susėda nuvežtis medžiagas yra kažkokia nesąmonė. 12 lentų 3 metrų ilgio pasikroviau. Shift yra karočiai neina beveik pajudinti. Žiauriai nepatogu ir daugiau net netelpa. Universalas įsakė, taip krauk nekrovės ten, nes kiek telpa, tiek prisikrausia. Kai tiek tai reikia, tai realiai gyventi ir galima. Tai va, galit žiūrėtis. Realiai per tą tarpelį pragrūdau, iki pat panelę suėjo ir viskas galiukas išlindęs yra. Taip 3 metrų lentas ir vežioja, vis aišku, didesnio kiekio reikėtų, tai transportas antrytis daugiau niekaip kitaip. Kaip sakau, reikia sunaudoti visas šiukšles, tai šiukšlių darbiškiukai yra, bet pagrindė jau perkuosi medžiagas, tai darausi tokias saramėlės dabar. Pradžioje 3, po to tas kampas pasistatys, kitas kampas pasistatys ir viskas kaip ir susilygins aukščiai ir bus galima pilti žiedą pilnai. Viskas vyksta labai paprastai. 2 saramėlės jau padarytos. Dabar parodysiu 3, kaip ją reikia gaminti. Šiaip galėtumėt pakomentuoti, kaip jums labiau patinka žiūrėti, ar šitaip ar ten apsas, iš jūs tokių geriau net nerodyti, koks rodote visą rezultatą. Vienas skydas yra, tai dabar dar vieną patį pasidarysiu. Kas labai gerai čia gaunasi, tai dar susisku po vieną varšiuką, kad išlystų. Kitoje pusėje galėtų ilgesni būti apie 10 somų žodžio, kad kai užsidedu ant viršaus, kad man prisilaikytų ir nereikėtų vienos ar kitos pusės gaudyti. Ir tada susegu varžtais realiai.
kažkam kils klausimų, kodėl čia taip nelygiai gavosi, kodėl yra aukščių pasikeitimas, aukščiau už blokelius. Esmė, kad man reikia sarmas tik pasidaryti, o virš saramų bus jau pats žiedas. Tai dėl to taip su aukščiais ir nesistengiu. Prisirinksiu jau varšiukų, šį kartą smulkesnių biškį. Užsidėsiu viršui pagaliukus su 25 tarpu. Iš viršaus susegiosiu. Ir tada, kur yra apatinė ta plokštė, kur grinai virš lango, tai ją irgi susukinėsiu, kad laikytų svorį geriau. Jokios sporto salės nereikia. Dabar susipilu tai betoną, tada su vibratorium prastenkinsiu jį, pravibruosiu, tada biškį pralyginsiu ir viskas. Porą dienų kai praeis, šonus tik tais nuimsiu, o iš papačios visus tvirtinimus kokią mėnesį laiko paliksiu, kad betonas galėtų normaliai išdžiūti ir kad nebūtų tokio kaip įlūžimo. Betonavimo pertraukėlė ir šašlykų sezonas. Dabar taip ir reikia vibruoti. Dabar su tokiu įrankiu su kelne sulyginu visą paviršių. Iš esmės nelabai reikia, nes jau tame aukšte pilsi žiedas aplink visą namą. Bet kas smagiau būtų, kad gražiau būtų. Viskas, pagaliau baigta, užpilta. Sėtinai gavosi.
dariau tirštesnį betoną, kad galėtų sudžiūti. Nesuskystų, ne kažką, būtų dar šalčiai paduotų, viskas sušaltų. Paprastai čia viskas, viena saramėlė, antra ir trečia. Dar laukia tenais viena ir čia viena. Ir bus saramom pabaigta. O mes susitiksime kitame epizode, iki sekančio. Viskas.